Я видео от вас можно? Я просто дуже устала. Labas vakaras visiems. Nežinau, ką sakyti iš tikrųjų, bet rašyti yra sunku, nes rankos pajungtos prie įrangos ir yra kaip yra. Praradau pusantro piršto, vieną pirštą išgelbėjo, kitą piršto pusę išgelbėjo ir šiai dienai prooperuotas ir ganėtinai sveikas, nepaisant to, kad rankose sprogo nesuprantamas, nepažįstamas įtaisas, nelabai žinau, kas ten sprogo rankose, išėjau pasivaikščioti ryte ir įtaisas sprogo ir gavosi kaip gavosi. Tai vyko Družkyvkoje, kur vežėm paskutinį automobilį Nissan Navara. Ir būtent su to automobiliu mane išgelbėjo, nuvežė ligoninę ir išgelbėjo šitie du vyrai iki pat Dnipro po stabilizacinio punkto Družkyvkoje. Jie mane nugabeno didžiuliu greičiu važiuojant į Dnipro ligoninę. Dnipro ligoninėje pasijungė visa vietinė bendruomenė, meras miesto ir daugelis tų žmonių, kuriuo aš gyvenime nesu sutikęs ir nepažinojęs, bet tie žmonės labai rūpinasi manimi ir padarė maksimaliai gerą darbą ir surinko tą mašiną. Deja, bet ta mašina tai aš esu toks mašina, vėl apie mašinas kalbu, bet surinko tą mano ranką ir galėsiu ir vairuoti, ir rašyti, ir dar kitaip toliau dirbti ir be jokios abejonės tai nesustabdys manęs. Družkyvka 25 km nuo fronto, tikrai nesitikėjau, kad tokie dalykai gali būti, bet visko gali būti ir labai arti ir labai toli frontam. Deja, bet tai yra karas yra žiaurus ir ta patirtis, kurią aš dabar turiu, tai yra patirtis, kurios aš tikriausiai, kaip ir visi čia gulintys ligoninėje kariai, nenorėjau turėti. Deja, bet šita ligoninė sausakimša karių be galūnių, be kojų, be rankų. Mano palatos kaimynas be dviejų rankų. 2 savaitės fronte iš Užgardo, ukrainietis slovakų kilmės. Jisai nuėjo į frontą po 2 savaičių, tiesiant tą vielą, kaip jinai, kur pas mus sienos apsaugotas dabar, negaliu prisiminti pavadinimo, tiesdami tą vielą koncertiną tiesdami, 2 savaitės tik tai fronte, tiesdami koncertiną apšaudė Katsapų artileriją ir žmogus liko be 2 rankų. Tai mano situacija yra visiškai nieko neįdomi. Šios dienos kare tai yra tik įvykis mano gyvenime ir praktiškai jis nelabai pakenks mano aktyvizmui, mano norui padėti ukrainiečiams ir būtent tiems žmonės, šitas žmogus vežimėlėje gali vairuoti automatą ir jis mane nuvežė su geru automobiliu iki pat Dnipro važiuodamas 150. Pats Denisas, скільки вже на війні? Kada tu начал воевать? 4. Jisai nuo 14 metų, bet dėja cukraligė suvalgė jo dubens kaulus ir jis dabar ant vežimėlio, mano vienmetis ir padeda kariams, valdo Maviką ir taip pat dirba visomis išgalėmis bandydamas nugalėti Katsapus. Tai ačiū visiems už tą paramą, kad jūs visi pasijungėte tokią dieną, naujų metų naktį ir iš tikrųjų viskas, kas vyksta, turbūt vyksta dėl to, kad pamatyti, kaip yra dar blogiau pas kitų žmonės ir tą žinutę nunešti į Lietuvą ir parodyti, kad Ukraina stovi, Ukraina kovoja ir tikrai čia dirba vieni geriausių chirurgų pasaulyje šiai dienai ir tie chirurgai tikrai gelbėjo žmonės atsakingai. 5 valandas bedarant operaciją mes apkalbėjome su chirurgais ir politinė situacija Ukrainoje, ir antipropaganda, kaip veikia propaganda, ir mes apkalbėjome kultūrinius dalykus, mes apkalbėjome visokiausias įmanomus dalykus, būtent gulint ligoninėje 5 valandas be telefono, o gyvai bendraujant su ukrainiečių gydytojais ukrainietiškai. Tai yra tik tai galimybė man pamatyti kitokį pasaulį, ne tik karius pozicijose, ne tik karius prieš pafrontėje, ne tik karius tiems, kuriems mes duodame paramą, bet pamatyti tos karius, kurie guli ligoninėje. Turbūt tokių galimybių turbūt nebūčiau turėjęs dėl laiko stokos,
bet dėja gyvenimas pasisuko taip, kad aš esu dabar tarp jų, tarp tų žmonių, kuriems mes padedame, kuriuos mes gelbėjame. Taip, automobiliai yra labai svarbus automobiliai ir jie gelbėja žmonės. Tuo įsitikinau aš šiandien. Ir trasoje nukrito valytuvas vairuotojo pusėje. Vyrukas buvo toksai tiršas kaip pienas. Ir vienas valytuvas veikia, kitą valytuvą perdėm, aš su ranka jau padėti karį, be viena ranka perdėti valytuvą į vairuotojo pusę. Ir tokiu būdu mes nuvažiavome signalindami, pažeidami taisyklės ir kažkaip tai kitaip. Žmonės, aišku, ne visi supranta, kas vyksta, mes be švyturėlių, mes neapsunkiname evakuacinį automobilį važiuodami į ligoninę ir mes tikrai darėme, kariai tie, kurie buvo su manim, pas kuriuos mes nakvojame, jie padarė viską, kad aš patekčiau į tikrai geras rankas, jie pakėlė visus kontaktus, ką turėjo, jie skambino visus ir pasakė, kad tai yra labai svarbu, nes lietuvis jų yra bičiulis, kuris daug labai padeda frontui. Tai vat, nežinau, ką dar galima pridurti, bet mano kolega dabar, be 2 rankų. Čia tokių žmonių yra šimtai, bet labai svarbu remti Ukrainą, labai svarbu padėti jiems, labai svarbu jiems vežti kuo daugiau automobilių, nes kiekvienas automobilis tai išgelbėta gyvybė. Deja, bet tai yra teisybė ir kažkiek tai keli netgi eurai paaukoti automobilį pavirsta į pikapą, pikapas pavirsta į 10 pikapų gali pavirsti į 100 ir 1000 ir tai yra labai ženklus indėlis į mūsų visų pergalę. Mes jau laimėjome. Mes jau seniai laimėjome prieš rusus. Deja, bet prarasdami žemės, tai yra nepralaimėjimas. Tai yra tik tai šitos kovos etapas. Ir nereikia nuleisti rankų, žiūrint į kacapų judėjimą pirmin, tam tikrose fronto ruožuose, o reikia dirbti, kad tie kacapai neteitų pas mus į Lietuvą, kad jie neužgrobtų visos Ukrainos ir kad jie nenugalėtų mūsų čionai ir pas mus namuose. Todėl mes privalome remti Ukrainą tiek, kiek reikia, vardan jų ir mūsų laisvės, vardan visų tų žmonių, kurie žūsta fronte, vardan visų tų, kurie deja, bet negali leisti savo tokios prabangos gulėti palatoje tik su vienu nukirstu pirštu. Tai yra didžiulė sėkmė, kad tai tik tai vienas pirštas ir nėra taip blogai ir tai yra, nežinau, tai yra galimybė pamatyti pasaulį truputį kitokį, negu jis yra iš tikrųjų. Tai yra galimybė sustoti Raimondai su naujaisiais, dėja mes šiandien nesusitiksime. Tai yra galimybė pajusti truputį kitokį gyvenimą ir aišku, šaltakraujiškumas įvykus nelaimiai turėjo didelės reikšmės mums nuvykstant į ligoninę ir gydytojai iš to, kas buvo, iš tos rankos, kokia jinai buvo, tai aš tikėjausi, kad, iš karto tikėjausi blogiausia, kad tos rankos nebus, bet jie sulipdė iš to, kas buvo, sulipdė į 3,5 piršto ir tai yra puiku. Nežinau. Karas yra sunkus ir karas tai yra sužeidimai, tai yra mirtis ir mes nieko negalime padaryti, mes tik tai galime išgelbėti daugiau žmonių arba daugiau žmonių padėti vystant logistiką ir ta logistika yra labai svarbi. Aš galbūt pasielgiau neatsakingai, bet vėlgi tai kaltas mano tas pilietinis aktyvumas, mano tas ekologinis aktyvizmas, nuo kurio prasidėjo ir tas politinis aktyvizmas, tai būtent tai buvo pradžia nuo to, kad aš tvarkiau savo gatvę, tvarkiau lentvarį, ėjome tvarkyti parkus, ėjome tvarkyti ežerus ir būtent tai lėmė ta nelaimė greičiausiai, kad aš nevalingai prie telefono, eidamas, žiūrėdamas į telefoną, pasivaikščioti tai išėjęs, druskivkai toli nuo fronto, pasilinkiu paimti šiukšlę, kuri atrodė galbūt net nei keistai, nei ką, aš net neatsimenu, kas tai buvo iš tikrųjų, kas tame daikte buvo ir kaip tai atrodė, nes tai vyko per sekundės dalį, aš tik mačiau savo ranką pavirtusią į rožę. Tai va, nežinau, tai yra karas ir mes galime kaltinti tik tai kacapus. Kacapai yra kalti dėl viso to, kas vyksta šiandien Ukrainoje ir tik kacapai kalti dėl visų tų nelaimių. Ne Putinas, o tik kacapai. Kacapai yra mūsų priešai ir mes privalome juos nugalėti. Jeigu mes nuleisime rankas, nesvarbu, ar jos yra ar nėra, bet mes pralaimėsime ir tai bus galas. Tai, Tatjana, volonterai, žiūrėk, einame prie darbo. Tikrai ačiū tiems, kas aukojate, dalinkitės Vilmos postų.
aš bandysiu parašyti savo postą su savo rekvizitais ir tikrai mes galime surinkti ne vienam konvojui ir mūsų sekantis konvojus, dabar vyrai užbaigs tą konvojų be manęs, dar liko pristatyti bent 15 automobilių dar likusių, aš dabar nežinau, kiek dar liko, bet tikrai liko Charkive daug, liko ten ir dabar tą logistiką spręs mūsų savanoriai, kurie atvažiavo su manim ir jie tikrai užbaigs tą darbą, žino, ką daryti, man tai ačiū. Ir Kęstutį labas. Ir jie padarys tą darbą už mane ir aš tikrai galėsiu pailsėti bent kelias dienas, nedarydamas tos logistikos, kuri iš tikrųjų sudėliota ir viskas aišku, kas ką varyti. Aišku, mums reikia paramos sekančiai misijai. Sekanti misija pas mus dabar turbūt galiu anonsuoti, tai bus 1624. Jos tikslas bus surinkti 24 visureigius ir pikapus ir 16 mikroautobusų pinigus. Būtent misijos išvažiavimas 16 vasario, tai paminint mūsų nepriklausomybės dieną, vasario 16 dieną, o 24 skaičius tai yra būtent Ukrainos antroji nepriklausomybės diena, tai yra pilno masto invazijos dienos pradžia, kada Ukraina tapo laisva šalimi, atsikračiusi rusų pasaulio ne fizinė prasme, o būtent moralinė prasme, ideologinė prasme, kultūrinė prasme, kada jie uždarė duris rusų pasaulio. Ir tai yra tikroji jų nepriklausomybės diena, nes jie rusų pasaulį uždarė duris. Jie uždarė rusų mokyklas, jie uždarė galimybę koncertuoti rusiškai kalbantiems dainininkams. Jie padarė tiek daug, kad mes vis dar nespėjame paskui juos. Aš labai norėčiau, kad mes užbaigtume su rusų pasaulio išvarimu iš Lietuvos, lygiai taip pat, kaip tai padarė ukrainiečiai. Labai reikia tai padaryti ne po to, kaip jie mūsų užpuls rusai, o tuomet, kai mes dar turime laiko. Su rusų pasauliu ateina tik mirtis, badas, genocidas, holodomoras, viskas ateina su rusų pasauliu. Rusų pasaulis tai yra tie, kas didžiausias kaltininkas dėl mūsų nelaimių per pastaruosius 500 metų. Ir aš tikiu, kad mes nugalėsime kacapus, mes nugalėsime juos ne po 100 metų, o per artimiausius metus. Aš tikiu, nes žmonės, kurie kariauja vardan jų laisvės ir vardan mūsų laisvės, jie atrodo būtent tai. Vat būtent tai yra tie didvyriai, kurie daro viską vardan pergalės, o ne vardan to, kad pasirodyti prieš kitus. Jie tai daro nuoširdžiai, jie tai daro tikrai ir jie padarys tai, ką reikia padaryti. Haralds, lab vakar. Tai va, daugiau ką aš galiu pasakyti, jeigu klausimai yra pas kažką, tai rytoj būsiu jau ant ryšio ir tikrai galėsime ir parašysiu kažką, tai ir darbai vyksta ir tikrai noriu, kad aukotume daugiau ir nepamirštume, kad Ukrainoje vyksta karas. Deja, bet karo aukomis mes galime tapti visi. Ačiū visiems. Laimingų naujųjų metų. Tikiuosi, kad Lietuvoje kada nors nesproginės fejerverkai naujametinę naktį ir žmonės nepraras savo galūnių tik dėl savo kvailumo. Tai vat. Ačiū visiems. Gero vakaro ir ramios nakties. Labanakt.